Atvykome į antrą mūsų tašką. O čia žmonių nėra. Tik tai dvi mašinytės. Žiūrėkit. Mažiau turistų. Bet labai geras privažiavimas. Buvo tik tais žvyras, o atvykus čia jau yra iš asfaltuotas parkingas. Ir netgi žiūrėkit, koks takas yra iki pat krioklio. Nu, tobulai. Ne, paskui ten. Labai gerai. Nustabu, Giedrė, nustabu, bet manau, ten iki pat krioklių nebus taip tako. Netikiu, kad tai būtų. Nu gerai, nebus, bet... Nors sena šviečia. Čia, tarkim, mano mamai būtų tobula, nes jinai turėjo problemų su manim vaikščioti visur iki taškų ir haikinti. Tai labai reikėjo ją motyvuoti eiti, o čia... O žiūrėk, turistai žaidžia ant ledo. Spardo ledo gabalus, čiuožinėja. O, geras. Kas? Geras, tiesiog pačiuožinėti, mes irgi laisvim ant savo batų grįžtam. Ja. Kai liksim vieni, nesakys, va, durniai, nukopijavo nuo mūsų. Mesgi tai nerodysim, kad kopijuojam. Eisiu ir mes. Gerai, pažiūrėsim. Beje, kriokliai žiemą čia dažniausia būna 90% užšalę ir maža srovelė būna. Tai nesakykit, kas šį per krioklys dabar kažkoks kranas tik tai varvantis ir dabar čia tai bus. Bet šitas jau didesnis negu buvo. Nu, pažiūrėkit, kai čia gražu, o tiltukas yra. Dabar mes 10 sekundžių patylėsim ir pafilmuosit ir jūs paklausykit, ant kiek ramybė girdisi, tik tai vienintelis upelis ir daugiau nieko. Jo, davai, pabandom šitą dalyką. Visiškas galvos išvalymas, manau. Dabar su nauju mikrofonu, kur nusipirkom, gal net nesigirdi. Čia ne mikrofonas, čia media modas dabar uždėtas. Mikrofonai daro on the way. Nu, bet tipo garsą numalšino, tai gal dabar net nesigirdės šito upelį. Čia neina net atsimerka, aš visada sutraukęs akis, nes saulė ant tiek stipri, kad... Čia visada ekstremaliai sakiau, arba būna ekstremaliai saulė, arba ekstremaliai vėjus, arba ekstremaliai lietus. Čia nebūna viduriuko. Tai dar šiandien... ekstremaliai sniegas. Jo, tai šiandien ekstremaliai saulė. Jeigu šviečia, tai spigins iki pat, nežinau, iki kalapaks. Neįmanoma atsimerkti. Gražiai padaryta, pasidėti galima, soliukai. Tik dabar, aišku, užsnigėja. Ledo nemažai. Oi, graži vieta labai. Šiaip, kas mėgsta biškį labiau, tiksliau daugiau adrenalino, tai galima pereiti per tą į kitą pusę, nes užšalęs ledas. Nėra jokių ženklų, kad negalima, bet mes nerizikuosim, nes jei lūšim, tai kojam, pusiaus, o ir iš čia vaistis gerumas. Va taip Instagramų postai gimsta. Filmai viens kitą? Va, trumpa apžvalga, pabuvom kokį, net 10 minučių gal pabuvom, ne, palalėjom, pasakšėm, biškį pasifotkinom ir matėm dar tokį vieną gyvūnėlį, bet aš nežinau, kaip jis vadinasi dar. Otkas kažkas toks angliškai. Toks ilgas, kad atrodo kaip voverė, tik tas jis yra vilgi. Jo, prie vandens vandenį. Jo, žinau. Nu ja, pabuvom, pasifotkinom, jau fotkų pasidaryti gražu, čia tikrai yra be jokios abejonės. Ir tiesiog pasiklausyti vandeniuką, smėgauti vaizdais ir tiek. Vasarą dar bus didesnis srovė, tai dar vienas pastebėjimas. Čia ant tiek švaru ir viskas lygiai, čia atrodo rimtai, o Giedrė sakė, atrodo, kad čia viskas iššluota, net šitas takelis, jūs nerasit nei vienos šiukšlytės. Tai va tas, Islandijoje mums žiauriai patinka, kad visur dažniausia nerasit nei vienos šiukšlytės, nes visi pasiima po save. Tai ir jūs taip darykit, mes taip irgi darom, mes tiksliau neatsinešam nieko. Jo, žiūrėkit, ant kiek viskas švaru. Atrodo tikrai čia prašluota, susiurblių pereita. Ant tiek viskas gražiai sutvarkyta. O čia nuo parkingo paėjom iki to pat krioklio, gal 5 minutės lėtų tempu, kai geras oras, tai pasaka. Netgi yra ten atsisės bus priekyva. Jeigu geras oras prie saulutę, tai pasimkit termosą, pasimkit kavos, atsigersit ir biškį padarysit breiką, jeigu daug jau stopų turėjot. Kadangi 5 metus kaip vedė, o 10 kartų tai
Reikia pernešti per tiltą Islandiją. Nešiau Lietuvoje, nešiu Islandiją. Pasunkėjus kokia tai nuo Lietuvos. Juokau. Gerai, kad trumpu. Tai jo, gal iki mašinos lipk tik tai. Tutorial how to enjoy the moment. Tik -10 primenu. -10, taip šilta. Nu. Jeigu čia būtų biškutį bent stipresnis vėjukas, viskas. Neįmanoma būti. Neįmanoma. Nes ant tiek šalta būtų, bet dabar kai vėjo nėra gerai. Čia storas? Eik, tu savo. Čia pačiūžas turim. Jeigu įsidėgėt, bet pačiūžas turim, čia gali čia žinėti. Kaip? Nu, bet jau žiūrėk. Bet čia jau vandens nėra, papačiai čia grinai lė. Čia, man atrodo, pelkė ar kas čia. Ką gerai sukasi, ne? Gerai, dar. Oi, sa. Drąsiai, drąsiai. Jeigu jau mokėčiau, tai iš manęs lengvai padaryčiau. Ką tik matyt feilą. Čia ką matot iš Giedrės video Instagrame, kaip jinai ten jau padaro, o čia ką tik matyt, kaip visas pasiruošimas vyksta. Sinubliau, reikia apšilti, aš nesu dar taip pažengus labai veikia. Taip. Na, pirma apšilti reikia, kad iš vis kažką padaryti. Ne. O lengvai padaryti, tai čia dar ilgas kelias. Stojam į mažą degalinę ir čia mačiau yra parduotuvėlė, tai mes tikimės gauti kavytės. Nes čia yra mūsų sekantis spotas, čia kaip? Heliandur. Ne, Helisandur miestukas Helisandur. ir čia bus Meno gatvė. O super mažas miestukas, tai realiai čia apeiti visą 10 minučių, bet mums net jeigu neužtenka tam, todėl einam kavos. Pirma kavytės. Jeigu negausim, darysim šumą. Oi. Gausim kavos. Ai, čia kokia didelė. Ten aparačiukas. Čia net užkandžių galima. Tokiuose miestukuose yra tokios parduotuvėlės. Visai fainai, labai gerai. Kavytę, už dvi sumokėjau 1000 kažkiek, tai Ai, 500 jo. Kas 500? 600 už vieną, 4 eurai. Bet kas labai faina, kad ką tik darbuotojas, jisai yra iš Lenkijos, jisai tiesiog sako, tu you guys vlog, ir tipo, sakom jo, tai jisai mūsų kanalą tiesiog paėmė ir pasubscribino, tai visi tą patį padarykit. Labai faina. Čia žiūrėkit, yra ir sriubytės, ir kavytės. Man patinka tokias vietinės mažas, nes viskas čia yra poliai, ką šalis geidžia. Vietiniam, bet tuo pačiu ir turistam viskas padaryta. Norim tai darom, žmonės pradeda iš viso pasaulio mus sekt. Jau pora yra pamatę, kad vlogeriai ir tiesiog sako, turit kanalą ir pam, be problemų paima. Pasubscribina, nors nei žodžių nesupranta, ką mes čia belevizgojam. Žiūrėkit, dabar yra labai gera proga. Mes, kadangi esam vėl kartu čia, susigražinau savo Italovą. Labai mums smagu, kad visi žiūrit, komentuojat, rašot ir taip toliau. Ir aišku, dabar, jeigu netingit, žiūrit, mes dabar jau įpusėjom biškutį į mūsų vlogą, ne, jau, gal tokia daugiau pradžia gal. Bet vis tiek dabar va, pasimkit, sustabdykit, paspauskit pauzę, paspauskit subscribe, paspauskit like. Ir įmeskit komentarą. O žiūrovam, manau, būtų labai malonu, kad tu lietuviškai pradėtum šnekėti biškį raiškiau, o ne blablabla. Gerai, paspauskit patinka, paspauskit prenumeruoti. Neklausykit, darykit, ką norit, jei patinka, nespauskit, nepatinka, paspauskit vienu žodžiu. O mes einam į tą art gatvę. Žiauriai gerai. Kava, susikabinę. Pirmas piešinys mane atspindi. Kaip jis tas vadinasi? Su ragais dideliais tas. Ožys. A, tai taip tu apie mane manai. Tai taip tu. Tikras ožiukas čia. Ne ožiukas, o ožys. Jūs matot tik mano gražų į veidą. Nematot viso vlogio. Ai, nereikia gal matyti. Stok prie savo portretą. Palyginsim. Panašus. Pirmas piešinys. Meno kūrinys ir tada sekantis va, visi tie namukai yra jau apipašyti. O čia žiūrėkit, koks cute, va, upeliukas, tiltukas žalias. Vaikai futboliuką. Saulė, ten va, žiūrėkit, kalnai matosi, vėl ožys, dar vienas ožys. Ne, juokauju. Šiandien oras mums tiesiog labai pasisekė tobulą. Ir manau, žinot ką noriu pasakyti, kad tokie miesteliai ir tokios išvykos labai gerai atspindi Islandiją ir Islandijos kultūrą, susipažinot su jų gyvenimo būdu ir tarkim, labai daug miestų
išskyrus Reikjaviką, ne, sakyčiau. Nu, Reikjavikas Jie yra... tikrai taip va, gyvena labai paprastai, ramiai, tyliai. Realiai nesutiksi nei vieno žmogaus dabar gatvėmis. Mes visiškai vieni vaikštam. Ir taip yra, kad jie savaitgalį sulenda į namus arba ten kiemus tvarko biškutį, o savaitės vidury visi darbuose, po darbų grįžta namo ir vėl namie sėdi, nes arba šalta, arba tiesiog neturi ką veikt, žinai. Nu, turi savo tą rutiną, vienu žodžiu, ir viskas. Gal kažkur išvažiuoja, galbūt kaip mes iš Reikjaviko išvažiuojam, tai jie galbūt į Reikjaviką. Gal, bet... Nes Reikjavikas vis tiek jau nori, nenori, jisai skiriasi nuo Europos miestų, lėtesnis tempas, bet palyginus nuo šitų kaimukų, nu, žymiai greitesnis tempas vis tiek. Miestas yra miestas. O čia tiesiog žmonės labai paprasti. O tas, kad atvarom į pačią parduotuvėlę ir pats pirmas sutiktas žmogus nori pakalbinti, Matosi, kad pabendraut nori. Jo, nes labai mažai žmonių sutinka tikriausiai. Mes su durėriai irgi su visais labai bendravom ir šnekėjom, nes neturi kitos galimybės, nes tu ten, išprotėt gali. Tu nori bendrauti, nori išgirsti kažkokių naujienų, kažką naujo, faino, nes, vis laik tas pats per tą patį, tai va taip ir yra. Ir jie turi šituose mažuose miestukuose būtiniausius dalykus, tarkim, ten servisą kokį nors, parduotuvėlę ir dar kokią nors stadioną ir mokyklą, viskas. Daugiau nieko neturi realiai. Jo, aš atsimenu, mes irgi susidurėri, jau kaip grįžom į Reikjaviką, tai kaip bepročiai, kaip pabūdė, kokie papardės, visą dieną papardės, tik tas vaikščiam, nes pas mūsų miestelė čia nebuvo. Tai va čia grinai yra kaimas life, taip kaip jūs atsimenat kaimą iš Lietuvos, kaip nieko nėra, tai čia va irgi taip yra. O ten tie? Ne. Mes vis galvom, kad pamatysim tuos puffinus su snapais spalvotus, bet... Tu tik tais galvoji visada. Tik seagulls mato. Tik pamato paukštį, o čia puffinas. Bet ten tikrai atrodo kaip puffinas. Ne, čia tikrai puffinas. Va ten. Pasižiūrėk, jie spalvotis. Jo, oranžinį snapą matau. Eik šiek. Radau tikrai be kalbų geriausią šitos art gatvės piešinuką. Čia šitas? Kai gerai atrodo. Oi, čia vikingai. Čia iš mano serialo. Čia Flokis, žodžiai, kuris atrado Islandiją. Aš čia prieš porą savaičių labai buvau pakibus ant vikingų Vikings serialą Netflix'e, kas nematys, pažiūrėkit. Man atrodo, iš porą savaičių visus 6 sezonus peržiūrėjau. Man tai patiko. Ir man tai buvo liūdna, kad baigėsi ir aš labai tikiuosi, kad bus dar naujas. Man čia patinka šitą gatvę, gal labiausiai iš visko, ką šiandien matė. Viskas, čia visa gatvė, kuri meno gatvė, kurios yra atvarimo aplankyti irgi. 20-30 minučių su kavytė lėtai pasivaikščiot. Man rodos, kol kas šitos dienos man čia labiausiai patiko. Kol kas. Kaip tau patinka? Jo, labai patinka. Man menas, vis aplamai labai patinka. Aš čia pati labai mėgstu piešti, bet daugiau nedariau, tai man labai patinka. Kol kas labiausiai patinka, kad mes čia vieni, visiškai vieni, durneliuojam ir niekas nieko netrukdo. Net nėra nejauku, kai kartais būna tarp žmonių, žinot, filmuoti vis tiek nejauku kartais. Koks fainas namukas ir čia yra kavos namai, tiesiog kavytės atsigert, bet dabar matau closed, uždaryta, bet kaip fainai atrodo. Labai cute, tokia mažyta ir tiesiai į kalną. Geras. Jo, va taip. Turbūt sėdite ten kampe prie langiuko ir toks vaizdelis į kalną. Dar kalėdama pasipuoši. Tai viskas. Toks buvo super mažas miestukas. Ir sekantis mūsų spotas. Žinai, kas? Kam Kriuklys, o kam Lighthouse. Tai yra Svortulov Lighthouse. Tai yra... Kaip Lighthouse? Apšvietimo bokštas. Ne, švyturys. Tai lekiant 10 km ir jau susitinkame iš ten.